Girdėjęs ką? Aš mėgstu šokti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją. Čia Utenos radijas. Utenos radijas. Edukologė lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus. Jis sielvartavo, kad paskendę tarpusavio peštynėse prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveiki, Utenos radijo klausytojai, su jumis laida, kad mintis judėtų, prie mikrofono Dovydas. Rudenį startuoja naujas mokinių sporto varžybų sezonas, o kartu artėja ir vienas laukiamiausių įvykių – Utenos rajono 2025 metų vyrų krepšinio čempionatas, kur bus kovojama dėl Utenos daugiafunkcio sporto centro ir mero taurių. Apie sportinį aktyvumą mokyklose, varžybų reikšmę jaunimui, naujoves, komandų paruošimą bei laukiančias emocijas suaugusių krepšinio čempionate pakalbėkime su mūsų svečiais, metodininku Audriumi Liesiumi ir sporto projektų bei renginių specialistu Andriumi Grigėnu. Sveiki. Sveiki. Labadiena. Smagu matyti jūs mūsų studijoje. Ruduo tai metas, kada startuoja nauji sporto sezonai. Kuo šie metai ypatingi Utenos sporto gyvenime? Na, turbūt kaip ir kiekvienais metais sezoną pradedame su mokinių sportu ir pradedame krepšinio sezoną. Tai šie metai, turbūt kaip ir kiekvienais metais, kartojasi mūsų tradicijos. Šiais metais turbūt naujovė yra tame, kad tarp mokinių sporto tai tiesiog nebėra galbūt kaimo mokyklų išskiriamų ir miesto mokyklų. Šiais metais yra skirstamos mokyklos į didžiųjų mokyklų ir mažųjų mokyklos. Tiesiog yra pagal mokinių sportą išskirstamos mokyklos. Bet kadangi mūsų kaip mokinių sporto varžybose dalyvaujančių mokyklų pagal mokinių skaičių yra išskirstytos mokyklos tiek į didžiasias, tiek į mažasias, tai mes tiesiog renkamės dalyvauti tarp didžiųjų mokyklų, nes, sakykime, tarp progimnazijų turime 3 mokyklas, tai Vyturių progimnazija, Krašuonos progimnazija ir Aukštakalnio pagrindinė mokykla, ir vienos iš jų yra skirstamos į didžiasias mokyklas, kitas į mažasias, tai tiesiog kadangi nežinome, kuri mokykla laimės tam tikrą sporto šaką, mes tiesiog dalyvaujame tarp didžiųjų mokyklų, kad nekiltų paskui kažkokių nesklandumų. Na, o spalio 19 dieną startuoja Utenos rajono 2025 metų vyrų krepšinio čempionatas. Tai, kaip ir minėjo, turbūt tai yra vienas laukiamiausių renginių, sporto renginių Utenoje. Ir mes taip pat su dideliu nekantrumu laukime to čempionato ir sieksime išrinkti stipriausias ir geriausias komandas Utenos rajone. Kiek ir kokių sporto šakų planuojama šiais mokslo metais? Jeigu mokyklų sporte, tai mokyklų sporte mes turime drąsus, stiprus, vikrus, futbolas, krepšinis, kvadratas, lengvosios atletikos rungtys bei keturkovės. Tai smyginis šachmatai, šaškės, tinklinis ir šiais metais turbūt dar darysime žygį pėsčiomis tarp mokyklų. Mes organizuojame jau 2 metai žygis po žingsnio Utena pažinsi ir šiais metais prijungsime ir mokinius, įtrauksime mažuosius žygiuoti pėsčiomis ir pažinti Uteną. Ar yra kokių nors naujovių, pokyčių varžybų struktūroje ar taisyklėse? Varžybų struktūra taisyklė yra ta pati. Iš pradžių mes Utenoje atrenkame stipriausią Utenos komandą ir paskui stipriausia Utenos komanda, mokykla, važiuoja į zoninės varžybas, O zoninės varžybos yra paskirstomos jau Lietuvos mokyklų žaidynių, kokioje zonoje, kokie rajonai
atstovauja. O kaip pavyzdį aš išsitraukiau kvadrato varžybų. Tai, pavyzdžiui, kvadrato varžybė yra suskirstyta į 16 zonų. Tai skirtingos 16 rajonų suskirstyta į 16 zonų. Atsiprašau, daugiau rajonų. 16 zonose yra po 4 arba po 3 rajonus. Tai iš tikrųjų labai daug rajonų dalyvauja visoje Lietuvoje. Ir, pavyzdžiui, Utenos rajonas yra kartu suskirstytas su Švenčioniais, Ignalina ir Visaginas. Bet tai nereiškia, kad būtent tie patys rajonai dalyvaus tiek kvadrate, tiek krepšinėje. Tiesiog jie yra skirstomi į skirtingus rajonus pagal tai, kiek mokyklų nusprendė, kiek rajonų nusprendė dalyvauti toj sporto šakoje. Na, o vyrų krepšinio čempionate irgi yra pasikeitimų ir tokių... Siekiant optimizuoti patį čempionatą, nuspręsta užsiregistravusias 8 komandas suskirstyti į 2 pogrupius. Vyko burtų traukimo ceremonija, kuri buvo tiesiogiai transliuojama Utenos daugiafunkcio sporto centro Facebook paskyroje. Ir galėčiau pavardinti, kas atsidūrė A grupėje ir kas atsidūrė B grupėje. Tai A grupė komanda Vitrolma, BC Vaikutėnai, And1 ir Eirif. B grupė komanda Kerų sistemos, Užpaliai ir Utenos daugiafunkcijų sporto centras. Varžybos vyks vieno rato sistema, kur komandos grupėse įsiaiškins po 2 stipriausias kiekvienos grupės komandas, kurios toliau varžysis dėl mero taurės. Likusios 4, tai yra savo grupėse užėmusios 3-4 vietas, varžysis dėl Utenos daugiafunkcijos sporto centro taurės. Kokia jūsų manimų yra tokių varžybų svarba vaikų ugdyme ir bendruomeniškumo stiprinime? Tai yra labai svarbu, kaip ir šių laikų aktualijos iš tikrųjų yra tai, kad vaikams labai reikia fizinio aktyvumo. Mūsų bendrasis vaikų fizinis parengimas smarkiai krenta ir mes tikrai turime stengtis kaip sporto centras įtraukti kaip galima daugiau vaikus į fizinį aktyvumą. Priversti juos judėti, ne smurto, bet juos pritraukti gražiuoju ir tiesiog įtraukti į visas veiklas, kiek galime daugiau. Tad šiais metais ir bandysime dar žygių pritraukti tuos, kurie turbūt nenori bėgti, nenori mesti kamuolio ir nenori kažkaip kitaip fiziškai aktyviai leisti laisvalaikio, tai turbūt mes jiems pasiūlysime tiesiog eiti. Tai, kaip žinome, ėjimas, žygiavimas taip pat yra fizinė veikla. Taip pat manau, kad ir krepšinio čempionatas, vyrų krepšinio čempionatas pritrauks daug bendruomenės narių, žaidėjų, šeimų narius, laukiame atvykstant stebėti rungtynių ir manau, kad kiekvienos varžybos, kiekvienas varžybų turas taps tikra krepšinio švente. Galbūt galėtumėte pasidalinti praėjusių metų sėkmės istorijomis ar įsimintiniausiais įvykiais, momentais? Praeitų metų, dabar reikia net ir gerai pagalvoti. Praeitais metais turėjome ganėtinai stiprios kvadrato komandas, tai Viturių mokykla kovojo, tiek mergaitės, tiek berniukai kovojo tarpzoninėse varžybose. Turėjome krepšinio gimnazistus, Šapokos gimnazija, jeigu neklystu, iškovojo kelialapį į tarpzoninės varžybas, bet dėja finalų praeitais metais nepasiekėme su nei viena mokykla, tai tikėkime, kad šiais metais pasirodysime geriau. Na, o vyrų krepšinio čempionate visada stiprios buvo Utenos daugiafunkcijos sporto centro komandos, taip pat Užpalių, Vaikutėnų komandos ir komanda Kerų sistemos. Tai džiaugiamės, kad šiemet prisijungė naujos komandos Eirif ir And1. Vėlgi, viena komanda sudaryta iš jaunų žaidėjų, perspektyvių žaidėjų, kurių keletas atstovauja ir aukštesnėse lygose miestų komandoms.
nenubraukiant praėjusių metų ir kitų anksčiau vykusių čempionatų lygio ir svarbos, tikimės, kad šis čempionatas tikrai taps dar aukštesnio lygio ir kadangi varžysis tikrai stiprų žaidėjai, stiprios komandos. Kada planuojamas vyrų krepšinio čempionato startas? Vyrų krepšinio čempionato startas planuojamas spalio 19, tai yra jau šį sekmadienį. Ir kviečiame visus atvykti 12 valandą sekmadienį į Utenos daugiafunkcijos sporto centro krepšinio salę Aušros gatvė 20, kur tikrai sudarytos galimybės žiūrovams stebėti rungtynes, miesto centras. Ir jau spalio 19 bus sužaistos 3 rungtynės, susitiks 12 valandą Vytrolma Eirif, 14 valandą Utenos komanda su Utenos daugiafunkcijos sporto centro komanda ir BC Vaikutėnai ir komanda N1. Čempionate varžomas dėl 2 taurių UDSC ir Mero. Kuo jos skiriasi, kokia jų simbolinė reikšmė? Vėlgi, kaip ir minėjau, komandos yra suskirstytos į A ir B grupės ir keturios stipriausios po 2 iš kiekvienos grupės komandos toliau tęs kovą dėl svarbiausio trofėjaus rajone Utenos rajono Mero taurės. Likusios komandos užėmusios savo grupėse 3-4 vietas varžysis taip pat dėl svarbaus trofėjaus Utenos daugiafunkcijos sporto centro taurės. Visos komandos užėmusios prizinės vietas, iškovojusios taurės bus apdovanotas medaliais. Tikimės, kad netgi rėmėjų piniginiais prizais ir medaliais, kitais prizais. Tikimės, reiškia, tikrai įdomių emocijų ir įdomių rungtynių. Kaip sekasi burti komandų bendruomenės ir pritraukti žiūrovus į salę? Vėlgi bendraujant su komandų vadovais, šiuo metu vyksta komandų registracija, jaučiasi noras dalyvauti, noras parodyti save, atsivesti į varžybas savo šeimas, kai kurie gal netgi ir savo atžalas atsives ir taip pademonstruodami, kad sporto kultūra yra tikrai svarbus elementas šio laikmečio. Ar planuojama kas nors naujo negu praeitais metais? Galbūt tiesioginės transliacijos, renginiai šalia rungtynių, nežinau. Tiesioginės transliacijos, gerai, kad paklausėt, paminėsiu. Tiesioginė transliacija tai yra visa ta live statistikos transliacija vyks internete adresu sportas.utena.lm.lt. Apie tai mes paskelbsime ir savo Facebook paskyroje, savo internetiniai svetainiai. Taip pat rungtynių metu vyks ir tritaškių metimo konkursai ir krepšinio įgūdžių konkursai, į kuriuos komandos galės deleguoti po 2 savo žaidėjus. Ir sakau, yra tokia, mes tikimės organizatoriai, kad bus piniginiai prizai nugalėtojams, prizininkams. Dabar šiek tiek bendresnių klausimų. Kuo jūsų manymu Utenos sporto gyvenimas išsiskiria iš kitų regionų? Utena, manau, mes turime tą tokią tradiciją jau 2 metai, kad darome žygius, žingsnis po žingsnio, Utena pažinsė, tai ne visi rajonai tą turi, ne visi rajonai tą daro ir mes kaip sporto centras tai yra nauja 2 metai veikla, kur tikrai traukiame didelę bendruomenę šioje veikloje ir tikrai kiekviename žygyje turime gerokai daugiau negu 100 žygiuotojų kiekvieną kartą. Tad tai yra tikrai populiaru, žmonės žygiuoja, žmonėms patinka leisti laisvalaikį aktyviai ir sakyčiau, tai yra vienas didesnių turbūt pasiekimų mūsų šiuo metu įtraukiant bendruomenę maksimaliai. O man atmintyje iškylo paskutinis tikrai didelis renginys Be Active Night Utena,
kurio metu ir žygiuotojų buvo virš 100 užsiregistravusių ir žygiavusių, taip pat ir daug bėgikų, kurie registravosi, bėgo, dalyvavo ir pačiam teko stebėti jų emocijas, teigiamas emocijas. Tai tiesiog reikia tuo pasidžiaugti ir manau, kad tai yra išskirtiniai dalykai, kurie vyksta Utenoje. Kaip pavyksta išlaikyti tą sportinį testinumą nuo mokyklinio sporto iki suaugusių lygmens? Tiesiog mes pradedame nuo pradinių mokyklų. Tai pradinės mokyklos jau turi tarp mokyklinės žaidynės ir toliau tęsiasi tos pačios tarp mokyklinės varžybos nuo pradinukų iki gimnazistų, o toliau tas pats krepšinis, tas pats kitos gimnazijų varžybos, kurios tiesiog nėra įtrauktos į Lietuvos mokyklų žaidynės. Mes kaip sporto centras organizuojame tarp mokyklinės gimnazistų krepšinio 3x3 varžybas. Šiais metais planuojame ir tinklinio padaryti varžybas, kaip ir sakiau, žygį įtraukti. Ir tiesiog turime tų varžybų testinumą, tų varžybų skaičių, kurį pateikėme į savo tvarkaraštį, kad galėtume nuo pat mažųjų iki seniorų įtraukti į sportinės veiklas. Tad tuo mes su Andriumi ir čia esame panašus šiame darbe, nes aš dirbu iki 18 metų, sakykime, su mokyklų sportu, tai organizuoju varžybas mokykloms, o Andrius yra atsakingas už suaugusių sportą, tai sporto centras suteikia galimybę visiems sportuoti. Aš galiu duoti gerą pavyzdį, kaip jaunystė ir patirtis yra sujungiama ir iš to išeina tikrai, reikia tikėtis, neblogas rezultatas. Pavasarį vyko Utenos miesto rankinio pirmenybės ir po jų jau šitam sezone Utenos Lietuvos rankinio pirmoje lygoje startuoja nauja komanda, Utenos daugiafunkcijos sporto centro komanda, kurioje žaidžia ir patyrę žaidėjos, tai yra buvusios sporto centro auklėtinės, ir labai jaunos žaidėjos, tai dabartinės sporto centro auklėtinės. Tai tas tęstinumas išlieka vienaip ar kitaip ir mūsų organizuojamos veiklos, jas tą tęstinumą kaip ir apjungia, kaip ir apibendrina. Ko palinkėtumėte sportininkams, treneriams ir sirgaliams naujajame sezone? Sirgaliams palinkėčiau aktyvumo, palaikyti savo komandas, emocijų, džiaugsmo ir dalyvavimo. Treneriams kantrybės, profesionalumo, o visiems dalyviams sėkmės. Aš sirgaliams palinkėčiau smagių dainų, treneriams stiprybės ir nesugadinti nervų, o žaidėjams palinkėčiau sveikatos ir sveiko sportinio pykčio. Na ir dar kartą priminkite, kokie artimiausi sporto renginiai, kuriuos verta pasižymėti uteniškiams kalendoriuje. Taip, aš kaip mokinių sporto atstovas galiu pasakyti, kad jau poryt mes startuojame su mokinių sportu ir pirmosios varžybos tai yra smiginis. 11 val. Pradedame su pradinukais, 12 val. Progimnazijos ir 1 val. Susirenka gimnazistai. Tada mes turime 23 dieną, spalio 23 dieną mergaičių kvadratas, 30 dieną berniukų, o spalio 28 žaidžia gimnazistai 3x3 krepšinį. Visa tai vyksta Aušros gatvė 20, sporto centro krepšinio salėje, o smiginis mūsų arenoje. Aš pasinaudodamas progą dar kartelį pakviesiu atvykti visus sirgalius ir žaidėjus, ir žaidėjų šeimas, bendruomenės.
spalio 19 dieną į prasidėsintį vyrų krepšinio čempionatą, antras turas vyks spalio 26 dieną, taip pat 12 val. Trečias turas numatytas lapkričio 16, ketvirtas lapkričio 23, o čempionatą baigti planuojama gruodžio 21 dieną, kuomet vyks jau svarbiausi susitikimai dėl trečios vietos ir dėl pirmos vietos, o taurių rungtynių čempionato pusfinaliai numatyti gruodžio 14 dieną. Tai kaip ir minėjot, ir jūs minėjot, kad vienas laukiamiausių ir svarbiausių renginių, jisai vyks jau labai greitai ir vyks nenutrūkstamai praktiškai iki šventinio savaitgalio. Šiandien švietimo laidoje, kad mintis judėtų, svečiavosi Utenos daugiafunkcijos sporto centro metodininkas Audrius Liesis ir sporto projektų bei renginių specialistas Andrius Grigėnas. Ačiū Jums. Iki kito kartą. Iki. Iki. Edukologė lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendę tarpusavio peštynėse prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Tu mėgaukis procesu, tu ne nuo to pradedi. Ir jeigu tu negrįši prie šitos logikos, tau, tai tik kačiuką pirk ir turėk apsikabinęs. Čia Utenos radijas. Utenos radijas.